tokia ypatingai brangi vieta. Čia per Šilinių atlaidus praeina 10 tūkstančių žmonių. Organizatorių noras, kad žmonės įsineštų gražų įspūdį. Tai už tai mes ir stengiamės, kaip pajėgdami kuo gražiau pasiruošti, papuošti. 7 metai, kaip mes puošiam. Man iš tikrųjų didelė laimė, kad mūsų institucija kartu su Švento Ignaco Lojolos kolegija mes galime šitą misiją čia atlikti. Misija laukiant tų žmonių, kurie atvažiuoja kiekvieną su viltim, atvažiuoja viešpaties pagarbinti, atvažiuoja tikėdamasi išgijimų. Labai sudėtinga toj pačioje erdvėje kiekvieną kartą atrasti naujus dalykus. Mums, žinantiems subtilybės floristikos, tuos skirtumus rasti nėra taip sudėtinga, tarkim, technikoje, stiliuje ar kažkur. Žmonėms atvykstantiems maldininkams, smalsuoliams, jiems pastebėti skirtumą tarp pernykščio dekoro ir šiųmečio dekoro yra sudėtingiau. Todėl mes privalom labai radikaliai keisti tą dekorą, kad jis būtų visiškai kitoks. O tai yra sudėtinga, todėl kad erdvė nesikeičia. Architektūrinis stilius nesikeičia. Manau, šiems pašaukimų metams šita puošybos koncepcija labai gražiai atitinka. O apskritai vaizdas labai geras. Savo gyvenimo pašventimo kažkam metai. Tai yra tarsi auka. Tai mes atsispyrėm nuo tos idėjos, kad tai galėtų būti žvakė. Tai man spalvinė gama, kuri galėtų būti liepsnos, žvakės liepsnos. Ir lygiai taip pat tie liežuviai, kuriuos ten radote sparnus, galbūt kažkokius, tai ten liežuvius, kažkokius liepsnos aplink altorius, tai jie simbolizuoja žvakę. Tai. Ir žvakė dega, ir jos tas pamatas, ugnis, liepsna, balta, labai gražu. Ir visas gyvenimas yra žmogaus žvakė, yra dėgymas, yra ėjimas į priekį. Labai gerai, aš labai džiaugiuosi. Kadangi krikščionys sėdasi už stalo ir kiekvieną dieną mišiose vyksta ne kas nors, o Velykų šventimas, reiškia, tai yra vyno ir duonos reikalai, ar ne? Velykos tai yra ir prisikėlimas, tai reiškia Velykų žvakė, laužas, kitaip tariant. Tai varpos yra tiesiogiai susijęs su stalu, tai yra duona. Tai duona yra neatsiejama nuo Velykų stalo arba nuo mišių stalo. Pagrindinė dirbančiųjų masė tai yra studentai ir floristai, mūsų mokytojai profesijos. Papuošta bazilika, kurią mes matom dabar, bazilikoje esanti Sveikatos koplyčia, taip pat papuoštas lauko altorius ir apsireiškimo koplyčia. Tai ir visi šitie objektai iš tikrųjų yra labai svarbus. Taip pat papuošta aikštė ir papuoštos skulptūros aikštėje. Ir visas tas puošimas yra vientisas, apjungtas, dominuoja tos pačios spalvos, tos pačios medžiagos, tos pačios gėlės, ta pati koncepcija. Įdomi ir smagi patirtis, ypač mums, pirmakursams, dabar pradedančiams domėtis visų šitų reikalų. Ir mes labai džiaugiamės, kad turėjom puikią galimybę pabūti čia su tais ypatingai žmonėm ir šitoje ypatingoje vietoje. Atsikeldavome, eidavom papusryčiauti. Pasišnekėdavom, aptardavom, ką veiksim šią dieną. Paskiau pasiskirdavom darbais ir eidavom dirbti. Iš tikrųjų leido pakankamai nemažai, nuo pačių mažiausių darbelių iki didesnių, kur turėjom galimybę ir palankstyti, ir savo kūrybiškumą parodyti. Tai aš manau, kad pakankamai nemažai prisilietėm prie šitų visų dekoracijų. Kad ir nebuvo to ypatingo labai įvairiapusiško darbo, bet labai užtrukdavo ilgai tas darbas, nes prie kiekvienos gėlės reikia prisiliesti, kiekvienai gėlė reikia parodyti dėmesio, todėl ir gan ilgai užtrukom. Tai buvo daroma iš didžiausios meilės visai Lietuvai, iš didžiausios meilės viešpačiui, kad jis mus globoja
iš didžiausios meilės Marijai, kad ji mus taip pat globotų ir toliau.